kas nutiks artimiausiu metu. Galimai tvarkysit kažkokius tai reikalus, tvarkysit kažkokius dokumentus, ane, galbūt darbinsitės, ne, vis tik pinigėlis. Galbūt tvarkysit kažkokius kitokius reikalus susijęs su popieriais. Jo, kažkas daugiau tvarkysis su stabilumu, tai galėtų būti tiek darbas, tiek turtas. Kilnojimas, nekilnojimas turtas, ane? Galbūt kažkas pirks, ane? Turint pinigėlį, galbūt kažkas pirks kažką, arba kažkas norės atvirkščiai parduoti savo nekilnojamą turtą. Nepavyks iš karto sutvarkyti, labai norėsis kuo greičiau tai padaryti, dėja nepavyks labai greitai to sutvarkyti, kažkaip konfliktiška viskas, gal toks laikotarpis, ane? Teks palaukti kažkokios informacijos, dar nelaikas matyt, reikės sulaukti kažkokios dokumentacijos, ane? Kažkokios informacijos, dokumentacijos ir kaip toliau klostysis. Jo, reiškia, yra toks laikotarpis, kad dabar vat nelaikas tai tvarkyti, bet po kažkurio laiko pavyks, jeigu norite neparduoti, vat bus sustojimas, reiškia, ne iškart viskas eina, bet vėliau viskas susitvarkys. Po kažkurio laiko bus labai sudėtinga, sunku bus ne tik, va, tarkim, versle, ane, bet ir santykiuose bus sunku, nes viskas yra surišta, bet ateityje viskas susitvarko ir viskas bus gerai. Na kągi, sėkmės.